Sveiki! Jeigu prisimenate mitų griovimo vaizdo įrašą, pirmasis pagrindinis tarptautinės prekybos iššūkis yra tai, kaip sujungti pirkėjus ir tiekėjus. Vėlgi, norėčiau čia suformuoti lūkesčius. Šis vaizdo įrašas skirtas verslas verslui galimybėms. Kai kurie čia pateikiami punktai gali būti taikomi ir verslas vartotojui potencialui, tačiau bendras požiūris į verslas vartotojui gali būti gerokai kitoks ir šiame YouTube grojaraštyje nėra aptariamas. Taigi, į kurios verslas verslui rinkas verta taikytis ir kaip jas atverti savo produktams bei paslaugoms? Na, jums prieinama daug išteklių, iš kurių daugelis yra nemokami. Tačiau dar kartą noriu suformuoti lūkesčius. Turėsite skirti laiko ir pastangų, kad nustatytumėte, į kurias rinkas verta taikytis. Taip pat nėra jokios stebuklingos lazdelės, kuri akimirksniu sukurtų tarptautinius pardavimus. Naujų rinkų atverimas užtrunka. Eikime viską žingsnis po žingsnio. Savo eksporto planą galite kurti etapais. Šiame vaizdo įraše bus aptariami šie etapai ir parodoma, kaip pasirinkti konkrečias rinkas, klientus bei partnerius. Kitoje skaidrėje aprašyti 4 pagrindiniai žingsniai, kuriuos turite atlikti šiame procese. Gerai, štai jie ir visi jie yra nemokami. Kaip matote, čia yra tik 4 žingsniai. Svetainės analizė. Ar jūsų svetainę lanko užsienio lankytojai? Jei nesate tikri, Google Analytics pateiks išsamią informaciją arba galite rasti kitų analitinių įrankių eksportuotojo almanache. Jei nesulaukite užsienio lankytojų srauto, nenusiminkite. Yra būdas pritraukti užsienio įmonės, kurios internete ieško jūsų prekių ir paslaugų. Tai paaiškinsime kitoje skaidrėje. Kabinetiniai tyrimai. Galite pasinaudoti internetiniais duomenimis, kurie padės nustatyti, kurios rinkos jums galėtų būti įdomios. Trečias žingsnis – patikslinti rinkų sąrašą, kurį sudarėte iš savo svetainės analizės ir kabinetinių tyrimų. Šiame etape pradedate taikyti savo kriterijus, pagal kuriuos priimate arba atmetate konkrečią rinką. Kai jau turėsite tikslinių rinkų sąrašą, tuomet sutelksite dėmesį į potencialių klientų ir partnerių paiešką. Gerai, pirmas žingsnis buvo išanalizuoti srautą į jūsų svetainę. Kitas žingsnis – padidinti tikimybę, kad užsienio įmonės jūsų produktus ir paslaugas suras. Kitoje skaidrėje parodysime, kaip tai padaryti. Tada pereinate prie kabinetinių tyrimų. Dienos ar panašaus laiko tyrimų pakanka, kad susidarytumėte pradinį vaizdą, kurios rinkos turi didžiausią potencialą jūsų prekėms ir paslaugoms. Kai visą tai atliksite, būsite pasiruošę taikytis į pasirinktas rinkas. Tačiau pirmiausia pažvelkime į klausimą, kaip būti randamiems internete. Didžioji pasaulio gyventojų dalis nekalba angliškai kaip gimtąją kalbą. Be to, yra nustatyta, kad dauguma paieškų internete atliekamos vartotojo gimtąją kalbą. Tik tada, kai nepavyksta rasti to, ko ieško, vartotojai bando anglų kalbą. Todėl, jei jūsų svetainė nėra šių vartotojų kalba, ji nebus randama. Tai gali būti priežastis, kodėl jūsų svetainėje beveik nėra arba visai nėra užsienio lankytojų. Be to, net jei jūsų svetainė paskelbta anglų kalba, kaip ir dauguma svetainių, jūs internete konkuruojate su visais kitais, kad būtumėte surasti. Jei turite svetainės versiją užsienio kalba, konkurencija būti surastam bus gerokai mažesnė. Žinoma, galite išversti savo svetainę į kitas kalbas, tačiau tai yra gana brangu, lėta ir sudėtinga valdyti. Sprendimas slypi kuriant savo daugiakalbį mikrosvetainę. Mikrosvetainės pateikia glaustą svarbiausių jūsų įmonės elementų profilį. Todėl jos yra turtingos raktažodžių ir frazių, kurias nuskenuoja ir indeksuoja internetinės paieškos sistemos. Tai palengvina potencialiems partneriams jūs surasti atliekant paieškas internete. Daugiakalbės mikrosvetainės – tai tiesiog skirtingos jūsų mikrosvetainės kalbinės versijos.
Tradetech daugiakalbės mikrosvetainės automatiškai publikuojamos 35 kalbomis. Išsamesnį šių daugiakalbių mikrosvetainių paaiškinimą rasite vaizdo įraše Gidas po daugiakalbės mikrosvetaines. Nikolas viską paaiškins. Dabar esate pasiruošę pradėti savo pirminius tyrimus. Tyrimus turėtumėte pradėti nuo ITC prekybos žemėlapio Trademap. Šią paslaugą teikia Tarptautinis prekybos centras, tai Pasaulio prekybos organizacijos ir Jungtinių tautų bendra įmonė. Prekybos duomenis pateikia visos nacionalinės vyriausybinės prekybos organizacijos. Trademap paslauga leidžia ieškoti pagal importuojančią arba eksportuojančią šalį. Tuomet pasirenkate jūs dominančias prekes ar paslaugas, o rezultatai parodys atitinkamus prekybos duomenis. Be to, kai kurių šalių institucijos taip pat pateikia eksportuojančių ar importuojančių įmonių pavadinimus priklausomai nuo atvejo. Tai suteikia jums supratimą apie esamus prekybos srautus, galimus pirkėjus ir konkurentus. Naudodamiesi šiuo įrankiu turėtumėte pamatyti, kurios šalys domisi jūsų produktais ar paslaugomis. Taip pat galite matyti, kurios kitos šalys eksportuoja jūsų produktus ar paslaugas į bet kurią jūs dominančią šalį, todėl galite sužinoti, kur yra užsienio konkurentai. Ši analizė parodo esamus prekybos srautus, tačiau ji neparodo, kurios rinkos jums siūlo didžiausią potencialą. Kitas įrankis naudoja ITC duomenis kartu su savo algoritmais, kad pasiūlytų, kur yra galimybė didinti prekybą. Tai yra ITC eksporto potencialo žemėlapis. Vėlgi, internetinę nuorodą galite matyti skaidrės viršuje, o taip pat nuorodą pateikiame žemiau aprašyme. Įvedę savo produktų kategorijų duomenis, šis įrankis sugeneruos analizę, kurios šalys galėtų pasiūlyti rinkos potencialą jūsų prekėms. Taigi, naudodamiesi šiais dviem ITC įrankiais, galite pradėti sudaryti trumpąjį šalių sąrašą, į kurias galėtumėte sutelkti savo eksporto rinkodaros pastangas. Kitas žingsnis – patikslinti šį sąrašą. Dabar turėtumėte filtruoti savo trumpąjį sąrašą, pašalindami šalis, kurios netitinka jūsų reikiamo profilio. Rinkos dydis. Ar rinka per maža, kad ją svarstytumėte, kaip dažnai būna kai kurių salų valstybių atveju? O gal ji per skurdi, kad jūsų prekės ar paslaugos galėtų sudominti vietos gyventojus? Ar taikomi kokie nors juodieji sąrašai ar embargai? Šiuo metu galima pašalinti Rusiją, Baltarusiją, Afganistaną, Iraną ir Šiaurės Koreją. Daugiau informacijos galite pasitikrinti savo vyriausybės sankcijų sąraše. Dauguma vyriausybių pateikia tokius sąrašus. Muitai ir nemuitinės barjerai. Ar yra didelių muitų ar nemuitinių barjerų importuojant prekes ar paslaugas iš jūsų šalies? Šią informaciją galite pasitikrinti ITC rinkos prieigos žemėlapyje. Nuoroda pateikta žemiau aprašyme. Kalbos aspektai. Ar jums nepatogu dirbti su kokiomis nors konkrečiomis kalbomis? Nors Google Translate ir DeepL gali padėti su vertimais, galite jausti, kad jie nesuteikia pakankamai pagalbos tam tikroms kalboms ar kalbų grupėms. Ar atstumas yra problema? Taip gali būti todėl, kad didelis atstumas reiškia didelės siuntimo išlaidas arba laiko skirtumas jums tiesiog per daug sudėtingas. Bet kur rasti reikiamą informaciją apie šalį? Tai paprasta. Žiūrėkite kitą skaidrę. Eksporto almanachas pateikia atsakymus į visus ankstesnės skaidrės klausimus, tiesiogiai arba suteikdamas prieigą prie internetinės paslaugos, kuri gali tai padaryti. Mes pateikėme visų 250 šalių ir teritorijų turinčių ISO kodą profilius. Jei teritorija neturi ISO kodo arba ji nėra apgyvendinta, čia jos nerasite, tačiau tokios teritorijos jums ir nebūtų įdomios verslo prasme. Pateikėme 232 šalių profilius, kurie turėtų jūs dominti. Bendras profilis, kuriame pateikiamas gyventojų skaičius, kalbos, naujienų ištekliai ir panašiai.
Ekonominis profilis – ekonomikos dydis, pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir ataskaitos. Prekybos profilis – pagrindiniai prekybos rodikliai, kurie gali turėti įtakos jūsų sprendimui įtraukti arba neįtraukti šalies į savo svarstymus. Komercinis profilis. Kitoje skaidrėje matysite Vokietijos komercinio profilio pavyzdį. Gerai, šio proceso pabaigoje turėtumėte turėti savo tikslinių šalių sąrašą. Kitas žingsnis – apsvarstyti savo produktų ir paslaugų pozicionavimą konkrečioje rinkoje. Prieš nuspręsdami dėl savo rinkodaros kampanijos, pirmiausia turėtumėte apsvarstyti savo produktų ir paslaugų pozicionavimą kiekvienoje tikslinėje rinkoje, palyginti su konkurentų produktais ir paslaugomis. Analizė, kurią atlikote naudodamiesi ITC prekybos žemėlapiu, taip pat turėjo padėti jums nustatyti galimus konkurentus konkrečiose rinkose. Be to, galite pasinaudoti ir Kompas katalogu, kad sužinotumėte, kurios vietinės įmonės yra aktyvios konkrečioje šalyje. Nuorodą į Kompas katalogą rasite žemiau aprašyme. Ar reikia kokių nors pritaikymų? Ar galite palyginti savo produktus ir paslaugas su galimais konkurentais? Ar reikia modifikuoti ar pritaikyti savo prekes ir paslaugas? Kokius pranašumus jūsų produktai ar paslaugos suteikia naujose rinkose? Ar aiškiai žinote, kaip pozicionuosite savo pasiūlymus? Teisingai. Užbaigę šį procesą, jūs jau esate atrinkę šalis, kurias norite pasiekti ir nusprendėte, kaip pozicionuosite savo produktus ir paslaugas. Dabar pereikime prie tikslinio įmonių pavadinimų sąrašo sudarymo. Kai kurie iš šioje skaidrėje nurodytų šaltinių yra prieinami nemokamai. Siūlyčiau pirmiausia pasinaudoti šiomis nemokamomis paslaugomis, kad susidarytumėte įspūdį apie tai, kas yra siūloma. Tuomet, kai jau aiškiau žinosite, kurios šalys jums yra įdomiausios, tik tada galbūt verta apsvarstyti komercinės paslaugas, naudodamiesi jomis paeiliui. Kaip jau minėjome, ITC prekybos žemėlapis gali pateikti konkrečių prekių ir paslaugų importuotojų bei eksportuotojų sąrašus. Tačiau šie duomenys pateikiami tik tuo atveju, jei juos pateikia nacionalinė agentūra. Kai jie pateikiami, dažnai tai būna tik pavadinimas ir trumpas adresas. Kontaktiniai duomenys nepateikiami. Tačiau, jei turite įmonės pavadinimą, tuomet galite atlikti paiešką internete, ieškoti jų svetainės Kompas kataloge ar kituose verslo kataloguose. Jei jau turite pavadinimą ir ieškote tik kelių įmonių kontaktinių duomenų, tuomet drąsiai naudokitės Kompas nemokamą internetinę paieškos funkciją. Tačiau, jei norite sudaryti reikšmingus potencialių tikslinių įmonių sąrašus, tikėtina, kad jums prireiks Kompas komercinės paslaugos SI būsines. Naudodamiesi šią paslaugą, galite ieškoti įmonių pagal konkrečius profilius. Pavyzdžiui, ar jos yra platintojai ar gamintojai, taip pat pagal įmonės dydį. Kompas pateikia kontaktinius duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad daugelyje šalių jie gali nurodyti tik atsakingų asmenų vardus, bet ne jų tiesioginius e-pašto adresus ar telefono numerius, tik bendruosius e-paštus ir centrinio biuro numerius. Tokiais atvejais peržiūrėkite įmonės svetainę ir nuspręskite, kaip pristatysite savo įmonę bei jos produktus ir paslaugas. Paskambinkite telefonu, prisistatykite ir pristatykite savo įmonę, gaukite asmens e-pašto adresą arba telefono numerį ir susisiekite su juo tiesiogiai. Nesiųskite laiško bendruoju e-pašto adresu. Labai tikėtina, kad toks laiškas bus ignoruotas, todėl tik veltui sugaišite laiką. Kitos eksportuotojo almanacho skiltys, kurios gali padėti rasti įmonių kontaktams, yra nuorodos į prekybos pasiūlymus ir skatinimo agentūras, taip pat verslas verslui internetinės prekyvietės. Peržiūrėkite šias galimybės ir įvertinkite, ar jos gali būti tinkamos jūsų poreikiams. Kaip dar galite susisiekti su potencialiais klientais ir partneriais? Kitoje skaidrėje apžvelgsime 4 rinkos pasiekimo kanalus. Turite keletą galimybių pasiekti konkrečią rinką. Galite pabandyti tiesiogiai susisiekti telefonu, kaip buvo aprašyta ankstesnėje skaidrėje. Tačiau yra dar 4 pagrindiniai kanalai, kuriuos verta apsvarstyti.
Socialinė žiniasklaida. Būtinai naudokite socialinę žiniasklaidą, ypač LinkedIn, savo organizacijos pristatymui. Pažiūrėkite, ar yra tarptautinių prekybos grupių, prie kurių galėtumėte prisijungti ir kurios atitiktų jūsų įmonės veiklą. Reklama internete. Klasikinis reklamos kanalas yra Google Ads. Tai aptariama vaizdo įraše komunikacija prekybos rūmai. Vietos prekybos rūmai gali būti itin naudingi. Kiekvienos šalies kontaktinius duomenis galite rasti eksportuotojo almanacho šalių profiliuose. Be vietinių verslo konsultacijų, jie taip pat gali padėti organizuoti jūsų planuojamus įmonės rinkodaros vizitus ir identifikuoti vietinius platintojus, kurie galėtų susidomėti jūsų produktais. Tiesioginiai vizitai į šalį gali būti patogus, tikslingas ir ekonomiškas būdas surengti jūsų rinkodaros vizitą šalyje. Tokiu būdu galite susitikti su potencialiais pirkėjais ir partneriais jų namų aplinkoje, kas suteikia daug geresnį verslo galimybių supratimą. Žinoma, tam taip pat reikia kruopštaus planavimo ir investicijų. Čia verta apsvarstyti, ar verta ieškoti jau įsitvirtinusio jūsų prekių ir paslaugų platintojo. Tai turi nemažai privalumų. Turite tik vieną partnerį, su kuriuo reikia tartis. Jie savo vietinę rinką išmano daug geriau nei jūs, todėl gali patarti, kaip geriausiai pozicionuoti jūsų pasiūlymus, ypač atsižvelgiant į vietinę konkurenciją. Jie supranta visus svarbius kalbos ir kultūrinius aspektus, kuriuos būtina įvertinti pozicionuojant jūsų pasiūlymus. Taip pat gali būti, kad jums reikės pasiūlyti vietinį aptarnavimą, kurį jie gali suteikti. Dažnai tai yra geriau nei steigti savo vietinę aptarnavimo įmonę. Galiausiai verta bent apsvarstyti prekybos misijas ir pramonės mugės, tiek fizinės, tiek virtualias. Jos gali būti dvišalės arba skirtos konkrečiai pramoniai. Tačiau jos reikalauja daug planavimo, o ypač fiziniai renginiai gali būti brangus. Vis dėlto, jei tikslinė auditorija turi didelį potencialą, tokios investicijos gali visiškai atsipirkti. Na, mes beveik priėjome šios prezentacijos pabaigą. Man beliko trumpai apibendrinti pagrindinius aptartus punktus. Taigi, apibendrinant, pradėti reikia nuo šalių pasirinkimo, kurios jūsų manymų turi didžiausią potencialą. Šis pasirinkimas priklausys nuo daugelio veiksnių. Pavyzdžiui, svetainės statistikos, prekybos statistikos šalies, kurioje ji yra, ekonominio profilio, prekybos barjerų ir jūsų asmeninių pageidavimų. Yra įrankių ir informacijos šaltinių, kurie leidžia jums patikslinti trumpąjį sąrašą, atsižvelgiant į realius prekybos srautus ir galimas rinkos atvėrimo galimybės jūsų prekiams ir paslaugoms. Ar yra kokių nors prekybos embargų ar reikšmingų tarifinių ir arba netarifinių barjerų, taip pat jūsų pačių reikalavimus, jei tokių yra, susijusius su rinkos dydžiu, kalba ir atstumu. Tuomet turėtumėte apsvarstyti savo prekių ir paslaugų pozicionavimą rinkoje, kuris skirtingose rinkose gali būti nevienodas. Ar siekite tiesioginių pardavimų, ar ieškote platintojo ar vietinio partnerio? Kai jau pasirinksite tikslinės rinkas, yra daugybė išteklių, iš kurių daugelis yra nemokami, leidžiančių sudaryti potencialių pirkėjų ir partnerių tikslinius sąrašus. Tačiau, jei jums reikia daugiau nei kelių tikslinių kontaktų ir arba turite labai specifinių reikalavimų, tikėtina, kad teks šiek tiek investuoti norint gauti prieigą prie komercinių verslo katalogų, tokių kaip Kompas. Galiausiai lieka priimti sprendimus dėl pasirinktų pardavimo kanalų. Jie labai priklausys nuo jūsų noro investuoti laiką ir pinigus siekiant atskleisti savo tarptautinį potencialą. Prašome tai gerai apgalvoti. Nemanykite, kad šaltų laiškų kampanija duos rezultatų. Ji neduos. Pagalvokite, kiek šlamšto laiškų kasdien gaunate su verslo pasiūlymais ir ką su jais darote, jei jie visgi praeina jūsų šlamšto filtrus. Na, tiek ir norėjau pasakyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad ši prezentacija jums buvo praktiškai naudinga. Šiame vaizdo įraše minėtos svetainės yra išvardytos žemiau.
Tikiuosi, kad jos jums bus naudingos ir padės atskleisti bei plėsti jūsų tarptautinį potencialą. Jei norėtumėte su mumis susisiekti tiesiogiai, drąsiai tai darykite. Mūsų svetainė ir mano pašto adresas yra šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą, kad gautumėte daugiau įžvalgų apie tarptautinės prekybos potencialo plėtrą. Tiesiog spustelėkite prenumeruoti nuorodą ekrane. Tai nieko nekainuoja. Jei manote, kad kam nors iš jūsų pažįstamų tai būtų įdomu, pasidalykite šią nuorodą su jais. O jei esate pasiruošę žengti kitą žingsnį, peržiūrėkite kitą vaizdo įrašą grojaraštyje. Jis yra susietas būtent čia.